toks klausimas keistas. Tas, kur vadinamas nepriklausomas prokuroras, jisai turi formaliai, aš turiu vieną atsakymą iš prokuratūros. Jie ten visišką nesąmonę atsirašė man, tai aš tada jau to prokuroro vyresniojo, tas, kuris pavaldus, tas žemesnysis prokuroras tam vyresniajam, nusiunčiau kažkokį užklausimą ir man labai mandagiai atrašė atgal, kad net ir vyresnis prokuroras neturi teisės kištis į žemesnio prokuroro darbą ir negali jo tikrinti, nurodinėti ir taip toliau, nebent jis kažką padarė labai netinkamai. Tai tas ypatingasis prokuroras gali ir turi teisę nueiti pas bet kokį prokurorą, įskaitant ir generalinį prokurorą, pas bet kokį teisėją nueiti ir paklausti, gal jums darbo nesusitvarkote ir reikia padėti, nes jūs padarėt tą ir tą ir tą netinkamai. Nes prokurorai visi yra nepriklausomi ir jų net apskūsti normaliai neįmanoma. Teismą tai dar įmanoma apskūsti, o prokurorą tai galima apskūsti aukštesniam prokurorui, kuris tada pasako irgi nesikišam. Tai jo įgaliojimai yra neabejotinai ir nediskutuotinai virš visos sistemos beveik pasidaro. Bet jis tik tai siūlo savo pagalbą, nes jūs neįsprendžiat klausimo tinkamai laiku ir taip toliau, arba padarėt tokias klaidas. Ir parodykit man visus duomenis, viską parodykit. Nuo to ypatingojo prokuroro nėra jokių slaptų duomenų. Tai užtat jisai yra mirtinai pavojingas šitai sistemai ir užtat šitas įstatymas, apie kurį buvo Seime pakalbėta prieš 10 metų, taip ir pasiliko toli, nes per daug pavojaus. Toliau, Vaidai.